nevienodai žmogus miršta ir nevienodi vis tik tai yra žmonių kapai. Ką tai reiškia, jeigu po 50 metų niekinimo, užmiršimo, kai mums, mano kartai, nuo vaikystės suolo buvo aiškinama, kalama į galvą, kad nebuvo Lietuvos, nebuvo partizanų, buvo žvėrys, buvo žmogžudžiai, jų žmonės neprisimins, juos niekins, jų kapų niekas nežino. Ką tai reiškia, kad po 50 metų jūs susirenkat tie, kurie išlydėjot į mišką, kurie matėt, prisiminė tuos įvykius. Ir tie, kurie šito nematė ir gal viešpas duos niekada nematys, susirenkat čia, surandat juos, ant rankų sunešat, surenkat jų kaulelius, statot paminklus ir su procesija, su daugybė žvakių, su gražiu kryžiumi reiškite jiems pagarbą, kad čia į nuošalią miško vietą ateina vyskupas ir šventina krauju ir kankinystę pažymėtą žemę ir čia meldžiasi. Vadinasi, Dievo ir žmonių institucijos atiduoda aukščiausią pagarbą. O yra daug kapų, yra vietų, kur prievarta varu verčiama, kur žmonės nenori eiti. Taigi, nelygu mirtis mirčiai, nelygu gyvenimas gyvenimui. Yra tokių darbų, yra tokių žmonių, įvykių, kurių negalima ištrinti iš žmonių atminties, iš tautos atminties. Yra tokių dalykų, kurių joks melas, joks purvas negali ištrinti, negali pažeminti ir priversti užmiršti. Jūs vyresnieji, kurie juos prisimenat, kurie dainavot jų dainas, ar jūs pastebit, kaip išsipildo, kaip pranašystės tos tie jų žodžiai? Mano motina mokėjo daug jų dainų ir galbūt tos dainos pilnos tikėjimo Dievu ir Lietuva, tikėjimu, kad mes prisikelsim. Galbūt ir jos didelė dalim pastumėjo mane į kunigystę. Beveik kiekviena iš jų užsibaigdavo, kada mūsų trispalvė laisvai plevėsuos, jautuva ir kūjį nuo takų nušluos. Arba sesė pink vainiką rūtų, neški paslapčia, broliui juodą medžio kryžių pastatyk nakčia. Jūs mus laidot negalėsit, jums širdis skaudės, išniekinti mūsų kūnai gatvėse gulės. Tai buvo. Išniekinti mūsų kūnai gatvėse gulės. Išniekinti mūsų kūnai gatvėse gulės. Mūsų palaidos, mūsų priešai, tamsią naktimis, užleis apakėtą žemę takiais žolėmis. Užleis apakėtą žemę takiais žolėmis. Iki margas sakalėlį į mano namus, sakyk tėvui ir motinai, kad žuvo sūnus. Sakyk tėtei ir motinai, kad žuvo sūnus. Nu ir paaiškinsiu pirmoje eilėje, ko mes čia susirinkom. Šitoje vietoje 46 metais vasario 16 dieną žuvę partizanai buvo atvilkti iš miestelio aikštės, surišti už kojų už rankų, su spygliuota viela ir užkasti šitoje vietoje. 89 metais buvo atkasti ir perlaidoti. Ir tai vietai pažymėti buvo pastatyta šitas koplytstulpis. Čia jų buvo iškaltos, reiškia, varinėje plokštelėje vardai ir pavardės. Aš
pasakysiu, kad nesuklyščiau tiksliai. Jurgis Krušinskas. Bučkiemio kaimo Pakuonio Valsčiaus, 21 metų amžiaus. Antanas Liekavičius, gimęs 1924 metais, iš Anglininkų, 22 metų. Pranas Žukauskas, gimęs 1925 metais, iš Darsūniškio, 21 metų amžiaus. Tie trys vyrai bandė iškelti vėliavą, papuolė į Pasalą, paskui kautynėse buvo sunkiai sužeistas vienas, o kiti, reiškia, buvo, nenorėdami pasiduoti priešui į rankas, susisprogdino. Tai tokia istorija gana dažnai sutinkama visoje mūsų Lietuvoje. Dabar aš nežinau. Mes sumygom visi, tik mėnulis pro debesis braidė. Šiaurus priešas sekliai, mus tėvynės rykliai, mus klastingąją pasalą rengė. Pasigirdo staiga svetimoji kalba, bolševikai apsuko kiemelį. Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai, tik granatos praskynė mums kelią. Sudrebėjo namai, išbyrėjo langai, tik granatos praskynė mums kelią. Bet palūžo beržai, dar jaunučiai visai, kas nupils partizanui vainiką. Gal priglaus gatvėjos šaltas vėjas bučios, laus kiek brolių kovotojų liko. Gal priglaus gatvėjos šaltas vėjas bučios, laus kiek brolių kovotojų liko. Garbė visiems šventosios mūsų žemės piligrimams, kurie per Lietuvos kalvarijas, kovų keliais, kaip kryžių nešite mums laisvę ir prisikėlimą. Garbė jums mūsų žemės didvyriai ir kankiniai. Jūsų aukoj mes šiandien savo laisvę išpažįstam. Jau ir netikėliai į laisvę pradeda tikėt. Jau Lietuva į Lietuvą iš nutremties sugrįžta. Jau Lietuvoj lietuviškai mokinamės kalbėt. Jau skamba atgimimo varpas taip ilgai tylėjęs. Jau įsišviečia blaivosi pragiedruliais dangus. Jau atsidūsta iš numirusiųjų prisikėlęs Lietuvoje žmogus. Jau su trispalvėm vėliavom 16 vasario, nesislapstydami be baimės,
švenčiame visi, jau regim savo laisvės angelą ant pjedestalo. Jau mes laisvėjame. Ant pjedestalo dar ne laisvė. Laisvė širdyje dar prieš akis ilga sunki. Kelionė. Dar mūsų laukia dideli išbandymai, skausmų. Dar mes ne viską savo laisvei paaukojame. Dar nesame visi už vieną, vienas už visus. Palaimink, Dieve, tuos, kas šiandien dvasioje atgimęs už tiesą, grumės ir žengia Lietuvos keliu, kas neša sunkų laisvės kryžių į prisikėlimą. Palaiminkit teisiuosius, nusidėjėliams atleisk. Tyliąją naktį miško partizanas sau vietelę rado pieveliai žalioj. Ir jis nuvargęs sau ramiai miegojo, o širdis alsavo ateitim žiauria. Ir jis nuvargęs sau ramiai miegojo, o širdis alsavo ateitim žiauria. Kiekvienas paukštelis linkoj miško skrido ir lėkštutės lijo tyliai nuolatos. Kulka beširdį pervėrė krūtinę, ten netoli miško pieveliai žalioj. Kulka beširdį pervėrė krūtinę, ten netoli miško pieveliai žalioj. Neateis prie kapo tėvas nei močiulė, nes jie už Uralo, už aukštų kalnų. Tik tai atskridus raiboji gegutė, tyliai užkukuos daug graudingų balsų. Tik tai atskridus raiboji gegutė, kovojo, kentėjo, aukojosi ir žuvo už pačią brangiausią tautos gyvenime vertybė, jos laisvė. Prieš 50 metų čia jie jauni, pačiame jėgų žydėjime ir gražiausioje jaunystėje, palikė savo tėviškes, artimuosius, pasiryžo kovoti už Lietuvos laisvę. Visur jos lydėjo mirtis, kančia, bet visur jos lydėjo ir didysis troškimas, didesnis už pačią mirtį, kad tėvynė būtų laisva. Dvasioje apkabinkime visus virš 30 000 Lietuvoje žuvusių partizanų. Apkabinkime ir tuos virš 30, kurių palaikai ilsisi šioje vietoje. Nežinojai, ir nesužinosi, ko vertimo tu esi.
Žinom, kokias aukas sudėtas, broliais, savanoriais, partizanais išniekintas, klojam laisvės kelią, bet šiandien tariam žodį, kad vergaut gana. Švyta aušra, mus tėviškėlės toliai mums nešė laisvė nevala banga. O kiek? Tik 2 dešimtmečius gyvenam laisvi. Tikėjom, kad tėvynė ilgai laisva bus. Deja, prie mus namų susitiko žvėris, vėlėjame braidžiati žmonių kraujos. Kiek mūsų tata prie skausmo nežinom. Praminėme naujus į Sibirą kelius, prie Laptevų jūros verkia kūdikėlis atvežtas mirti net iš Lietuvos. Daug kruvinų aukų ant šventą auką sudėjom, bet šiandien tariam žodį jau nepaslapčia. Mes gimėm Lietuvoj, mes čia gyvent atėjom ir mirsim Lietuvoj, nes mus tėvynė čia. Dieve, palaimink protėvių kalnelį šventą ir naštą knygnešių ir Sibiro kančias. Palaimink žuvusios miškuose brolis ir nuo vergovės pančių kruvinas rankas. Ar tu verkiai su tais, kur žemėj verkė ne duonos, o laisvės, saulės ir žvaigždžių. Diena kaip kūdikis pailsus užsimerkia ir daro sieloj tamsu, juoda, juoda ir gūdu. Ar tu ėjai su tais, kur žemėj ėjo, kaip kryžių naštą svetimųjų neždami, po kryžium puolė girios ir laukai gimtieji, kad juos pagirdytų apyaušrio versmė gaivi. O gal tu su tais, kur tėviškę išdavę ir motina, ir seseris išduos, ir bėgs bailiam būry, kai pasiklydę avys, be skausmo ašaros ir be gyvų akių veiduos. O gal tu su tais, kur praeitį prakeikia, namus prakeikia ir kapus tėvų. Klaikiam sapne pabudę gėda giesmę klaikia, stabam naujų dienų dievų. Ar tu su tais, bet kam aš klausiu, neatsakyk, tylėk, neverk ir nesiskūsk. Tik toj naktį, tik šitoj vėtroj pasiučiausioj, išauš rytojus vėl kaip ašara vaiskus. Ten už miško, už pušyno, tarp žaliuojančių beržų, kulka kirto partizanam, kur kovojo dėl teisių. Kulka kirto partizanam, kur kovojo dėl teisių. Veidas jo ramus nuvalęs, lūpose matyt kančia. Pasakykit partizanam. Kartoju savo širdį, kad šitas miškas šventas ir naktis šventa. Galbūt šiek tiek šventesnė Kalėdų kūčių naktis, kada gimė Kristus ir įžiebė mūsų širdyse laisvės troškimą. Sako, šią naktį ateina iš visų kraštų Lietuvos kampelių į šitą mišką visi partizanai. Pakalbėjo profesorius Antanas Tyla, į mano atmintį atplūdo tie vaizdai, kai jo brolis stribų įvarytas į Rubikių ežerą, nušautas buvo Rubikių ežere, sudėjavo senasis Rubikių ežeras krauju apsipylės. Ir dabar ten stovi tik kryžius ir kalba visiems, kad čia ėjo kruvinas karas. Ir šitas miškas kalba visiems, kad čia kruvinas karas, dėl Lietuvos ėjo karas tasai. Jums visiems, kad jūs esate čia. Pokario metais dar vykstant partizaninėms kovoms,
buvo perduotas laiškas į vakarus lietuviams, partizanų laiškas ir prašymas. Neliūdėkite mūsų ir nesisielokite dėl mūsų. Mes kenčiame, bet žinome už ką. Kančią ir mirtį noriai priimame dėl Kristaus ir dėl Lietuvos. Kreipiamės į jūs, prašome, padarykite, ką galite, kad mūsų aukos nebūtų veltui. Ona Jokubauskaitė Revuckienė, partizanų ryšininkė, kurios brolis čia šalia yra palaidotas, tars jums keletą žodžių. 1945 metais, Liepos 11 dieną, mano brolis su būriu partizanų žuvo. Prienų rajone Daukantų kaime. Tai buvo Liepos 11 dieną anksti rytą. Tie patys, kurie sušaudė mūsų partizanus brolius, nusileido nuo kalno į Daukantų kaimą pas Kubilių. Rado 3 brolius Kubilius valgant pusryčius, grįžo šienavę. Įsivedė visus tuos brolius 3 į kiemą, visus sušaudė, sumetė visus į vežimą ir tėvas turėjo Kubilius atvežti į Kruonį, kur pametė visus ant gatvės, buvo išniekinti. Mes negalėjom nė vienas ateiti, pasižiūrėti juos. Ir buvo užkasti šituose grioviuose. Ir mes negalėjom jų nei lankyti, nei matėm niekas. Kokie 45 metus turbūt. Partizanai nelygioj kovoj kritę, Turgaus aikštė išniekinti kūnai. Partizanai duobėse suguldyti, mūsų tėvynės narsiausieji sūnus. Partizanai, Lietuvos partizanai, mūsų tėvynės narsiausieji sūnus. Brangus Lietuvos jaunime, mūsų visų ateities viltie, mes šiandien visi susirinkome čia jau tradiciškai, bent aš jau turbūt 5. kartą, paminėti mums visiems Lietuvai ir mums visiems labai džiugę ir svarbę šventę, tai yra vasario 16. Ar, sakykime, laikinoji vyriausybė pakvietė visus Lietuvos vyrus, kurie gali laikyti rankoje ginklą, eiti ir apginti tą gležną nepriklausomybę. Ir Lietuvos savanoriai tą padarė garbingai, įtvirtino, nors mes tada praradom Vilniaus kraštą, bet valstybė vis tik tai egzistavo. Lietuvą užgriuvus naujom bėdom žymiai didesniam negu caro Rusijos okupacija. Tai kada Lietuvą užgriuvo antrąją Raudonojo maro banga, ta karta užauginta to laisvės 20-mečio parodė tikrą savo dvasios galybę. Jin sugebėjo kovoti prieš okupantą. Lietuvos partizanai, miestų ir miestelių rezistentai beveik 10 metų vedė aktyvę ginkluotą kovą. Ir galų gale nusilpus, kada buvo sunaikintas Lietuvos kaimas, išvesti žmonės, ūkininkai, dingo partizanų maitinimo bazė. Kova nesibaigė, tiesiog perėjo į kitas formas. Ir ta kova vyko iki pat 88-91 metų, vėl susidarius tam tikrom sąlygom, pradėjus birėti blogio imperijai, Lietuva vėl atstatė savo nepriklausomybę. Savo sūnelę, katro pasaulyje jau nėra, ir gailiai verkia savo sūnelę, katro pasaulyje jau nėra. Žemėlą tarė, motulai varė, neverk sūnelę mylima, yra paklotas jam patalėlis, jis guli ant aukštą kalną, yra paklotas jam patalėlis, jis
guli ant aukšta kalna. Kruonio kraštas priklausė didžiosios kovos apygardai. Pagal rezistencijos kovas tai buvo vienas iš tokių narsesnių partizanų gretų, kurios turėjo daug įvairiausių kautynių. Prisiminkite, kad tuo laikotarpiu, kada 46 metais buvo pats apogėjus bolševizmo, šitie jaunuoliai išdrįso kovoti. Ypatingai aš noriu pažymėti čia šitas kovas, kur kovoja tai narsuolis Praškevičius Antanas. Jo būryje buvo bent pusė šio krašto jaunuolių, kurie narsiai kovoja ir žuvo. Praškevičius išėjo partizanauti su broliu. Brolis žuvo 1947, o pats vadas, būrio vadas Praškevičius, žuvo 48 metais. Tai va tokia yra istorija. Ir jie žuvę iš karto buvo atvežti prie Kruonio Stribyno, o iš ten atvežti čia buvo karo laikų tranšėjos. Įmestas į tas tranšėjas ir, kaip sakant, čia palaidoti. Ir Kruonio Girniko Kriščiūno pasakojimu, kad šitoje vietoje yra palaidota 30 partizanų. Bet kažkas tai turėjo saugoti Lietuvą, saugoti vasario 16 akto paskelbtą Lietuvos valstybės atkūrimą. Ir čia, šiame miške, pokario metais, budėjo vyrai be tokių didelių laužų, kuriuos matome šiandien, budėjo saugodami savyje ir šiame krašte apylinkėse vasario 16 akto idėją. Čia palaidoti buvo tie didvyriai, kurie kovėsi šiame krašte. Bet visa Lietuva nusėta tokių didvyrių kapais, žinomais ir nežinomais. Čia kloniai ir upės, kalnai ir pakalnės, kiekvienas čia gimėm, kiekvienas čia augom. Mylėkime žemę, kur drėkės po kojom, mylėkime dangų ir saulę, nes jie mus apgaubė. Tėvynę vadiname Lietuvą, nes čia mes užaugom. Sėdi motinai ant kelių, Lietuvos sūnelis, o po kojom motinėliai sukasi ratelis. Moko motina sūneliais, kaip lietuvių būti. Ir jei priešai puola šaliai, už laisvę žūti.
kiekvienais metais ir visą laiką matau čia labai daug jaunų žmonių. Aš galvoju, kad tokia aplinka ypatingai gali padėti gerai suvokti, kas tai buvo okupacija ir kas yra tėvynės meilė. Kaip aukojasi tie jauni žmonės, juk čia gūnintis, tai yra daugumos čia jaunuolių dalyvaujančių bendraamžiai. Ir turbūt šita aplinka padeda suprasti, kaip reikia mylėti tėvynę, kad palikus savo jaukius namus, palikus artimuosius, išeiti į šaltą mišką, į darganas, į nežinią ir paskirti save laisvės kovai ir surasti toje laisvės kovoje gyvenimo prasmę. Gerai žinant, kad nedaugeliui teks sulaukti laisvės ryto, kaip ir atsitiko. Daug poetų taupos mus eiliuoja, daug rašytojų rašo knygas, o sesutis ir šiandien dainuoja tau skambiausias pasaulį dainas. Leis man nuosavi tėvynę, dainą padainuoti tau. Leis man meilę begalinę, dainomis išlieti tau. Leis man šį dainų vainiką prieš tavęs iškeltą aukštai. Nieks tau taip gražiai netinka, kaip skambių dainų aidai. Tu man vasarą alsuoji, amžinai jauna žalia. Tu man meilę dovanoji, kai žvelgiu aš į tave. Rudens lapais nubarstyta, pridengta rugpjūtišku. Žiemą sniegu užpustyta, dar gražiau atrodai tu. Visi kartu ir kiekvienas atskirai susimąstytume savo viduje, pasistengdami suprasti tą didžiulę auką, kurie aukojo tie žmonės. Vis dėlto jie buvo jauni, turėjo savo planus į ateitį, tikėjimą, turėjo savo svajones, mylėjo, džiaugėsi ir juokėsi. Tačiau jų likimai susiklostė taip, kad visą tai jie prarado. O mes čia, mes gyvi. Turime prisimindami tuos, kurie žuvo už Lietuvą, savo poelgiais ir darbais daryti taip, kad mums nebūtų prieš juos gėda. Tėčiai širdingai padėkoti visiems, kurie čia tikrai nepažinojo gal nė vienu. Mes, kaip po ryšininkės, viena jau mirus, o aš dar gyva, bet irgi jau dienos baigęs, žinoma, jau ne tas amžius. Labai širdingai dėkoju ir prašau, kad visada primintumėt, nes čia guli ne tik kruonių, guli žiežmarių, guli Stankevičiukai, slapyvardė Balandis atvežtas čionais. Tikrai ir daugiau, jei 4 broliai išėję buvo ir visi 4 žuvo. Iš mūsų kaimų išėję buvo 10. Visi jauni vyrai, ne vienas nevedęs ir ne vieno jau nebėra gyvų, nebeliko ne vieno gyvų. Tai labai prašyčiai ir mane nebus, jau paskutinė ryšininkė aš, kad jau
primintumėt visada čia labai šitą garbingą vietą. Nes čia labai mes, mano būrių kur mūsų būrių vadas, yra palaidotas ir žuvo pavoliai. Ir pavežtas ant kalvių kapų palaidotas. Aš jų kapus su broliu abu. Juos visada lankau. O čianais jau tik retkarčiais, tik prie progos. Lietuvos dukros ir sūnus, motinos ir tėvai, kurie čia susirinko. Kiekvienais metais, švenčiant vasario 16, minim tos 3 žuvusius partizanus, kurie žuvo 46 metų vasario 16 išvakarėse. Jie norėjo iškelti trispalvę. Lietuva ir nutvildo tie žodžiai, sakai ir sakai. Lietuva, Lietuva, tu va čia, kaip širdis, kaip lava, į kurią keliavau. Kaip širdis, kaip lava, į kurią keliavau. Kaip širdis.